Mano vardas Lindė, gyvenu Švedijoje 6 metus, dirbu architektą, patenkinta. Klausimą turiu, tu minėjai, kad koks yra skandinaviškas požiūris į darbdavius, kad skiriasi skandinaviškas nuo lietuviškas, norėjau, kad pakomentuotum plačiau. Kad ta prasme, požiūris pats į žmogų ir ta prasme tokių dalykų kaip pirmą dalyką, kurį, architektės, žinai, tavo specialybė yra tai, kad pirmą pasiėmė architektė ofiso įkūrimui ir sukūriau tą aplinką, kuri turi būti ir galvoju, kaip žmonės sėdės negalvodamas, ar nereikia kondicionieriaus tiem žmonėm toj patalpoj, ar nereikia. Tada kita vieta, kuri yra svarbi, virtuvė, pilnas šaldytuvas maisto, vaisių, vandens ir tam tokiam, ten ta prasme, administracijos dabar turbūt jau kokio 20 žmonių Kėdainiuose, tam pirmam žmogui įėjusis ten su kažkokia aišku gyvenimo patirtim, jam tai iš pradžių net šokas, o čia galima. Tie dalykai, kad žmogaus pasitikėk, jeigu tu jį priimi į darbą, reiškia, tu duodi jam darbą, pasitikėk ir tegul daro. Nepradėkim ieškoti ten, ar jis ten nusipylė tos 10 litrų benzino daugiau ar mažiau, nesudėkim ten tų GPS imtuvų, kad maždaug galiu sekti, kur tiesas man, jeigu jis neša rezultatus, tai kur jis nori tegul būna. Tai irgi tas yra požiūris, turbūt tas nemažiau svarbus požiūris yra turbūt atlygis Lietuvoje, ko aš turbūt irgi yra svarbu ir ten kažkokiu buvo veido tyrimų, kaip žiūrėjau netyčia į lyderius papuolam su atlyginimo vidurkiu. Ir vėlgi požiūris yra paprastas tame, kad verslas turi atiduoti darbuotojų, o ne visą laiką akcininkų. Ir investicija į tą darbuotoją turi būti pastoviai. Ir turi matyti kaip vadovas, kokios investicijos reikia. Aš galiu nupirkti krūvą mokymų, bet jeigu žmogų ir kartais tai daroma lietuvių kapitalo imasi, nuperka mokymų už milijoną, tai padovanot tą milijoną žmonėm. Iš principo, nes jam trūksta gal šiandienai sofos ar naujo televizoriaus, o ne čia, žmogus turi daugti kitos vietos, kada jau pragalvojom, ta kažkuri vis tiek dalis turi būti pilnavertiškai užpildyta ir tos vietos turbūt, ir ten galiu vardinti, kurioj, iš principo, idėja yra tokia, netaupyk ant mažmažių, nes tu gausi daugiau trigų. Aš norėčiau, paantrinti irgi šitoje vietoje, kad, man teko irgi panašus dalykas, kad pirmas dalykas, ko labai, kada duodi pasitikėjimą darbuotojui, jis visą laiką labai atsiperka. Tai nėra tai, kad tu duodi pasitikėjimą ir tikėsi grąžos, nes tu duodi kažką, kas yra neišmatuojamo ir gauni kažką atgal, kas yra irgi neišmatuojamo. Yra žodis labai geras priceless. Aš visą laiką su kokiu reiškia žmonių sakau, ką tu reiškia žodis priceless? Aš visą laiką gaunu 2 atsakymus. Pirmas atsakymas tai yra tai, kad jis yra nieko nevertas, nes ant jo negalima užkabinti kainos. O kitas, kad yra toks neįkainojamas, nes jam net kainos. Tai čia yra lygiai taip pat, tu kažką duoji, kas yra neapibrėžta, tau grįžta lyg kažkas, kas neapibrėžta, bet yra neišmatuojama. Mūsų ekonomistai to negali išmatuoti. O antras, tai, reiškia, galėčiau pasakyti tokį patarimą, kad neikite į kompaniją. Ne kompanija yra esmė, ne kompanijos brandas yra esmė. Aš esu matęs labai daug gražių brandų ir labai durnų viršininkų. Jeigu jūs galit, nedirbkit durniui. Tam, kuris jumis nepasitikė, tam, kuris jūs išnaudoja. Ir nesvarbu, tas pats durnius gali būti ir Švedijoje, ir Didžiojoje Britanijoje, ir Lietuvoje. Bet jeigu jūs matot, kad jūs turite durną viršininką, keiskit darbą. Nes tik tai geras viršininkas padės jums. Tarp kitko, Julius minėjo, kad ieško pastoviai jie darbuotojų ir patirtim užsienyje ir kaip minėjai, kad gali duoti patarimų, ką reikėtų atkreipti dėmesį ieškant darbo, gal kažkaip būti aktyvesniem. Aš nežinau, aš bandžiau per savo prezentaciją turbūt sakyti, kad iš tikrųjų, sakykime, prieš 2 metus, kada aš dar buvau tos Lietuvos įmonės vadovų, susidurdavai su tų, atrodo, visą laiką būdavo, teko man kartais, pasikvieti žmogų į atrankas, kartais, žinai, bet
vis. Ir būna, žinai, atrodo tam lietuviui, imkim tą dalį, kuris sako, aš dirbu Anglijoje, pasiekiau iki brigadininkų. Wow! Nu taip, jisai nuėjo nuo konvejerio iki to, žinai, kuris stovi su pagaliu ir mes tokį vieną pasikvietėm. Jėzu! Ir jis jau galvoja, kad taip jam kainavo krūvą energijos pastangų pakilti iki to, žinai, kuris stovi su kuolu. Bet tai ką jis gali? Nu, ką jis gali padaryti? Nieko. Iš principo, jis nulinis. Kaip darbuotojas nesižymių turi nulį, nebent jį vėl pastatai tuo pačiu su kuolu, ant tų pačių 10 Lietuvoj. Ir ką jis kitaip mušys, lygiai to pačiu metodu mušys. Tai visą laiką aš sakau, kad galbūt iš asmeninės patirties, kad eikim, lyskim, susipažinkim, domėkimės. Ir tie tokie, žinai, dalykai visą laiką, kurie tu pagalvoji, susitikau su kažkokiu ten, Petru iš Vladivostoko, kuris yra šiandien geriausias mano draugas, siunčia rūkytą žuvį iš tenais ir kuris... Ir tie dalykai, Švedija iš principo, tu, nesvarbu, tai Švedija, Anglija, tu esi kitoks. Atėjęs pa švedų darbdavį, tu esi, wow, jam. Nes tu sako, kad tai atėjo pas mane žmogus, kuris ryžasi atvažiuoti į kitą šalį, jis turi energijos jėgų išdrįsimo ateiti pas mane, pasibelsti duris ir sakyti, aš esu iš Lietuvos, ar iš Rytų Europos, iš Rusijos, koks skirtumas, tai jau nuo jo supratimo, ir sakyti, gal tu man gali ką nors pasiūlyti. Ir iš principo tas aktyvumas ir buvimas ir kartais tokie renginiai, aš tos galimybės neturėjau tuo metu, bet, paimkim, kad tokie renginiai vėlgi sujungia, tu nežinai, kada ką sutikai ir kada, kas per kurį kanalą nueis ir visą laiką tas yra, žinai. Ir naudokimės mes to, ką duoda ta visuomenė, nes čia tikrai yra iš ko pasiimtų žinių. Ir tada tu galėsi pasakyti, kad aš dalyvavau į CV rašyti ne tik, kad aš baigiau universitetą, aš dalyvavau to veikloje, aš apart turiu kitų, nes tie tokie žiūrint į CV, kada tu parašai, aš baigiau, labą dieną, aš lietuvis, gaunam mes jų daug, gaunam ir tų brigadininkų irgi daug, bet ką su jais, būdamas mano padėtį, ne to mes ieškom tų žmonių, kurie pamatė to platesnės to šalies dalies, o ne tik tos. Taip, kad klubai, bendruomenės, mokymasis, tai yra tas laikas, galų gale, jeigu mes galvojam, kad mes kažkada grįšim, tai pavadinkim tą buvimą, aš savo buvimą vienu metu, kada man buvo tikrai sunku sėdėti ūkį vienam, aplinkui vėjai staugė, aš jį pavadinau, čia mano armija. Aš tarnauju kariuomenėj. Tai mano laikas, užbrėžtas ciklas, paskui atsiranda kalendorius ir dienų braukimas, kad aš išeisiu iš tos kariuomenės, bet tai buvo tikslas, kurios įkiu. Ir tai aš vadinau, kad aš jeigu išvažiavau nieko nepalikęs, nes aš žinau, jeigu grįžimo, aš pinigų kišenėje turėsiu ir pradėsiu viską nuo nulio. Tai aš supratau, kad aš tada sėdžiu dar čia tiek, kol aš pasieksiu to, kol aš būsiu kažkam ten įdomus. Ir aš atsimenu, mano Achemos grupė pasikvietė, dar aš buvau studentų. Irgi visiškai per vertėjavimus susipažinau su vienu iš Achemos grupės valdybos nariu, sako, tu fainas, atvaryk pas mane, atvarau pas tave, sako, aš tau 2000 litų duosiu, parvaryk atgal. Sakau, sorry, bet aš dar nepasiruošęs kitiek, galbūt tu gali man daug ką pasiūlyti, bet aš nejaučiu, kad mane vertini už tą investiciją, kurią aš padariau. Tai turbūt nežinau tiek. Tai trumpai tariant, nenorėjau čia atvykti, vienas žmogus irgi yra gera sėkmės istorija su Švedija, jisai dirba Biržuose, bet pradėjo nuo malkų kapojimo Švedijai. Reiškia, metus laiką kapojo malkas, sakė, labai buvo sunku. Po to pradėjo kitus darbus darbuotis, po to netyčia gavo pasiūlymą Lietuvoje įkurti metalo apdirbimo įmonę. Tai dabar Biržuose vadovauja švedų koncernam, dviem įmonėm, kurių apyvartos ten yra jau ar tai 50 milijonų litų ir sėkmingai dirba Biržuose ir vadovauja dviem įmonėm metalo apdirbimo, kurios gamina detalės ir Volvai, ir Scaniai. Tai yra vienas iš pavyzdžių ir kaip Juliaus ir šito žmogaus, kad pagalvot sąsajų dirbant su švedais, kaip galima įeiti į Lietuvą, arba tarkim vienas iš variantų, gal nėra brendo kažkokio Lietuvoje,
kokie švedai turi galima atvesti Lietuvą. Arba investuotojai atvesti Lietuvą gaminti. Ir iš tikrųjų reiktų nesnaust. Ir dar kitas variantas, jums gyvenant Švedijoje, reiktų kreiptis, nesidrovėti, kreiptis į Lietuvos įmonės, kurios eksportuoja į Europą ir reikia atstovų jiem. Man teko susitikti su Vičiūnais, jie aktyviai irgi ieško atstovų vairiuose šalyse. Kaip vienas iš pavyzdžių, tas pats Arvi ir daug kitų įmonių susiradus eksportuotojus, siūlyčiau tikrai siūsti jiem ir siūlytis, kad jūs galite būti, tarkim, išmokėdami švedų kalbą, būti jų atstovais Švedijoje. Tai toksai trumpas. Gal dar papildymui, tai sakykime, tuo metu, kai aš studijavau, tai mokslas buvo nemokamas, bet aš stipendijos negalėjau gauti, tai aš neatsimenu, ko aš neprekiavau. Ten reikėjo pramušti vieniem pramonininkam medžio ruošinius, tai sėdi vakarais, vis tiek nieko neveikia. Ir droži mailus, vos ne Google atsivedęs, kiek įmonių yra, iš 25 vieną pasikviečiai susitinkimą, įsitrauki kostiumą, įsitrauki dar kažkokį, vos ne rimtesnių veidų ir važiuoju, tu tylėk aš nekėsi. Ir tų istorijų tokių buvo NRZ ir su logistikai ir reikėdavo kažkokias 9 fūras Danijoje pirkdavo. Sėdi Julius paskambins, ar tam atlieks suderins. Ir tas ir yra, kad tu tie kontaktai kartais, kurie turi nes tas buvimas gali greit pasibaigti taip, kad aš smagiai studijuoju, smagiai leidžiu laiką, bet tada vėl tą laiką galbūt, aš sakyčiau, tai investuok į save. Nes tą, kad tu gali čia dabar darai, nes taip ar taip tą laiką praleidžiu čia. Ir tas duoda. Todėl, kaip ir sakiau, pradžioj tas anksčiau buvęs mūsų tarybinis stereotipas, sutikęs lietuvis, važiuok į Lietuvą. Dabar keičiasi, tu lietuvis, galų idėjų yra, galų čia minčių yra. Tai yra tikrai nuostabu. Mes, kur mes begyvensime, ar kur kursim dėl šeimų, dėl kitų priežasčių, tai ne tai svarbiausia. Svarbiausia, kad mes turim noro, kažkas tai yra tas skambesys, tėvynė Lietuva. Ir pabaigai, čia yra kaip kartais ir manęs labai dažnai klausia investitoriai potencialus arba dėl emigracijos. Aišku, kad kartais gali biškį ir pašvelninti kaip ambasadorius tos skaičius, bet aišku, labai daug negali numeluoti. Tai tos tendencijos jūs žino, prieina prie statistikų. Tai aišku, mano paaiškinimas, ir kad aš aišku miniu ir Mildą Dargužaitę, kuri yra vienas iš tokių stipriausių pavyzdžių, kai žmogus paima iš New Yorko investicinio banko ir staiga atsiduria Lietuvoje, jis nori pabandyti kažką Lietuvai. Bet man yra kitas pavyzdys, kurį man Audrius Masigionis atašė buvo paminėjęs, Western Union eina į Lietuvą, atėjo į Lietuvą, bet kai jie ten svarsto savo planuose board, nežinau, Vašingtone, kur jie ten steigs Europinį ofisą, kažkas tai, ar nežinau, kur ten Los Andželas, kažkas tai sako, iš tų lietuvių ten prisidėjo, sako Lietuva. Ir Vilnius susirado, tai man kaip papasakau, sakau, žinai, tą lietuvį reikia surasti, greičiausiai jį surado, bet dėl manęs, bet jiem reikia duoti ordą, sakyk, tu lyg čia, lyg, vaikeli, tu dar, tu čia yra, mes tu dar mokėsim, kaip sėdėk čia. Tai va, žinai, kartais labai reikia pagalvoti, ar lietuvis be darbo Lietuvoje, ar lietuvis čia, Stokholme, New York'e, turintis minčių ir atnešantis naudą. Tai čia kartais net pagalvoju. Dėl to sausa statistika išvykimo ar atvykimo nėra tas svarbiausia. Svarbiausia, kad žmonės ar per kultūrinius, arba tokius susitikimus, klubus, iniciatyvas, puikiai iniciatyva, jeigu nieko prieš, mes pasisavinsim iš tavęs, praplėsim Stokholme, reiškia, protų mūšį, tai jau kviečiu, mes čia kelis dalykus ir eksperimentiškai. Tai tikrai tokios iniciatyvos pradeda vienytis ir toliau. Tai dėl to tikrai dar sykį ačiū tiem, kurie atvykot, kurie klausėte, bet to dar nesibaigė, bet tik tiek, kad jau ta dalis ir daugiau aš jau nekalbėsiu.